Sveiki, čia Teismo Vikingas. Taip, aš Teismo Vikingas ir mano klipai nukreipti į teismo, teisėjų, teisėsaugos institucijų darbą. Rodyti korupciją, nepotizmą, teisėjų žioplumą, kvailumą, kartais alkoholizmą yra mano tikslas. Taip jau yra mano kanale, klipų apie girtus teisėjus jūs rasite, kurie stebuklingai lieka savo poste. Klystančius teisėjų, kuriuos žioplais pavadinau ir jokių sankcijų nesulaukiau, yra ir ne vienas. Tai buvo įrodyta. Šiandien klipas apie visos sistemos, nuo eilinio policininko iki aukščiausių teisėjų darbo broką. Apie tai, kuomet ne apie teisingumo vykdymą visi galvoja, o apie savo makaulę. Trumpa priešistorė. Veiksmas vyksta Visagino mieste. Mažutis provincijos miestelis, kaip ir šimtai kitų Lietuvoje. Vyras atvyksta pas savo buvusią žmoną į Visaginą aplankyti savo dukros. Įsidėmėkite svarbias detalės, kurių reiks istorijoje. Minėtas vyras turi naują šeimą Baltarusijoje, dirba tolimųjų reisų vairuotojų Airijoje. Ir gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi. Tikiuosi, įsidėmėjote šias ekrane matomas detalės. Tiesa, dar viena neesminė detalė. Buvusi žmona Visagine gyvena judviejų abiejų priklausančiame bute. Kitaip sakant, vyras išvyko gyventi į Baltarusiją, palikęs dukrai su buvusia žmona gyventi bendrame bute. Dabar turbūt jau aišku visiškai. Tai štai, atvykęs po kurio laiko aplankyti savo dukros Visaginą, bute sutiko ir žmoną. Žodis po žodžio tarp jo ir buvusios žmonos įvyko konfliktas ir vyras sudavė žmonai smūgių. Nenagrinėsiu, kas ir kodėl kaltas, pasakysiu paprastai. Smurto nepateisinu, visi mes žinom, kaip šeimoje jie kyla. Tik ne visi fizinę jėgą naudoja. Žinoma, vyras buvo neteisus. Ir iškviesta policija uždėjo antrankius vyrui, uždarė į areštinę, iškėlė baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio antrą dalį. Paskaitykime, kas čia per straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas. Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo, ar tas, kas šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 2 metų. Tikiuosi, dabar gerai žinosite, kas gresia už smurtą artimoje aplinkoje. Kaip minėjau, vyras uždarytas į areštinę. Policijos tyrėja pateikė kaltinimus, apklausė, ir štai laikas jį išleisti iš areštinės, nes iki teismo juk nelaikysi areštinėje. Ir štai čia svarbu parinkti kardomąją priemonę. Kokios jos yra, pradžiai parodysiu. 120 baudžiamojo proceso kodekso straipsnis. Kardomosios priemonės yra šios: suėmimas, intensyvi priežiūra, namų areštas, įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusio ar nesiartinti prie nukentėjusio arčiau nenustatytų atstumų, užstatas, dokumentų paėmimas, specialios teisės sustabdymas, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Na, manau, visos jos jums aiškios, komentuoti nereikia, nebent kas yra intensyvi priežiūra. Tai tiesiog elektroninis stebėjimo įtaisas, kitaip sakant, apykoje. Ką daro įtariamasis, kai ją dėvi? Laikosi nustatytos dienotvarkės. Ir, žinoma, draudžiama ją nusiimti. Štai matote kodekso straipsnį. Dabar, kai žinote, kokias priemonės galima taikyti šiam įtariamajam, atsimenat, smurtautojas šeimoje, tai? Ir kai žinote, kaip jis čia Visagine atsirado, pagalvokite, kokią priemonę būtų geriausia taikyti jo atžvilgiu. Noriu, kad jūs truputį teisėjas pasijustumėte. Prisiminkite, jis smurtautojas padarė nesunkų nusikaltimą, taip, tai nesunkus, nes už jo padarymą maksimui 2 metai.
Jis Lietuvos pilietis, bet naują šeimą turi Baltarusijoje, dirba tolimųjų reisų vairuotojų Airijoje ir neturi kur gyventi Lietuvoje. Vat visą šitas aplinkybės įvertinkite ir pagalvokit, kokią čia kardomąją jam skirti būtų protingiausia. Štai jūs galvojate, kokią priemonę iš jų taikyti, o aš kol kas nesakysiu, kokią reikėjo taikyti, bet pažiūrėkime, kokią pritaikė Visagino policijos komisariato vyrtyrėja Marytė Rašinskienė. Štai jos 2024 kovo 4 nutarimas skirti kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą. Užbėgant už akių pasakysiu, kad policininkė žioploka pasitaikė, kompiuteryje esantį šabloną taikė ir pamiršo pakeisti viršų. Matot, jis skyrė įtariamajam mušeikai dokumentų paėmimą ir štai antrame lape parašyta rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei nebendrauti ir neieškoti ryšių su šiais asmenimis. Kitaip sakant, buvusią žmoną. Taigi jis skyrė ne vieną kardomąją priemonę, o visas 3. Nesiartinti prie nukentėjusio, dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Na, nieko tokio. Žioplų tyrėjų pasitaiko. Šita neišimtis. Nors Visagino savivaldybės puslapyje rasime tokį įrašą. Angelų sargų dieną meras įteikė padėkas Marytei Rašinskienei, veiklos skyriaus vyrtyrėjai už operatyvumą ir tyrimo kokybę, atliekant ikiteisminius tyrimus smurto artimoje aplinkoje srityje. Na, dėl kokybės jau matote, kaip jinai surašinėjo tuos nutarimus, bet tikrai ne čia kvailumas. Tiesa, ar ir jūs tokias kardomasias priemonės būtumėte taikę? Pagalvokite. Štai pažyma apie dokumentų paėmimą iš įtariamojo. Iš įtariamo paėmė asmens tapatybės kortelę ir pasą. Kaip supratote, šis žmogus liko be asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. O dabar dar kartą grįžkime prie kardomųjų priemonių. Paėmė dokumentus, draudžia prisiartinti prie buvusios žmonos. Kaip parašyta nutarime, yra išsiskyręs, nurodo, kad gyvena Baltarusijoje. Tikslaus adreso nenurodo, dirba Airijoje vairuotojų. Iš kurgi rašytinis pasižadėjimas neišvykti galioja? Skaitome antrą lapą. Iš Visagino savivaldybės Lietuva. Įsivaizduojat? Viskas. Taip, jūs teisingai supratote. Įtariamasis iš areštinės išleidžiamas į gatvę būti benamiu. Nes buvusioje gyvenamoje vietoje Lietuvoje gyvena jo buvusi žmona, prie kurios jis artintis negali, kito būsto jis neturi, dirbti Airijoje negali, nes paėmė asmens dokumentus ir neleidžia iš Visagino išvykti. Praktikoje taip yra, kad skiriant rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nurodo konkrečią gyvenamąją vietą. Konkrečią gyvenamąją vietą. Dabar, ką matome iš Marytės Rašinskienės sprendimo, neišvyk iš Visagino savivaldybės ir tiek. O kur būti šitam žmogui? Kokiu adresu? Visiškai nepasirūpinta. Įtariamasis turi valkatauti Visagino savivaldybei, nes iš darbo Airijoje jį išmetė, kai sužinojo, kad į darbą atvykti negali iš Lietuvos. Darbo Visagino savivaldybei negali susirasti, nes asmens dokumentus paėmė. Dukrai alimentų mokėti negali, nes iš darbo išmetė ir pajamų jis jau nebegauna. Įsivaizduojat, kaip vienu parašu, brūkšneliu ar sprendimu gali žmogaus gyvenime tiesiog bum ir sugriauti. Suprantu, kai kas pasakys, taip ir reikia smurtautojui. Aš jo neginu, aš jo visiškai šiuo atveju neginu. Aš tiesiog įsijungiu, žinau, tą logiką. Pamastykite, jis kol kas tik įtariamasis, neteisiamasis, nekaltinamasis, bet įtariamasis, ar ne, dar tik įtarė, kad jis padarė. Padarė jis nesunkų nusikaltimą, jis jau apklaustas, jis sulaikytas, nesipriešina, niekur nebėga, gavo gyvenimo pamoką, nori dirbti, dukrai pinigų duoti, iki teismo dar toli, o jis jo kur lauks? Gatvėj be pinigų ir gyvenamosios vietos. Be to paradoksas, bet pagalvokite apie smulkmeną, kur teismas ar policija jam turi siųsti teismo šaukimus. Taip, į Visagino savivaldybę. Čia kaip rusiškai kažkada sakydavo, v derievniuk babuške, kalėdų seniui, tai va čia tas pats.
Siunčiu šaukimą į Visagino savivaldybę. Petrai, ateik į teismą. Petrai iš gatvės. Įsivaizduojate? Absurdą. Kur paštininkas ir kaip jį ras, kad jam šaukimą įteiktų? Nei policininkė Rašinskienė, nei vėliau prokurorai, nei teisėjai apie tai nepagalvojo. Jei prieš tai sakiau, kad žemiausios grandies pareigūnė žiopla, tai štai ką rašo prokurorė Daiva Kajutytė Šipelienė. Jis apklaustas įtariamuoju kovo 4, jam paskirtos 3 kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas ir įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusios, bei nesiartinti prie nukentėjusios arčiau nei nustatytų atstumų. Kaip matome, čia kardomasias jau 3 parašė. Ok, skaitam toliau. Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūroje kovo 6 gautas įtariamojo prašymas, kuriame prašoma pakeisti jam kardomąją priemonę, kadangi jam reikalingi dokumentai, kad galėtų išvykti dirbti. Kitu atveju praras darbą, neturės galimybės mokėti dukrai alimentų, apmokėti už jos būstą. Prie prašymo pateikta darbo sutartis anglų kalba. Prašymas atmestinas. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad ikiteisminis tyrimas ką tik pradėtas, netlikti visi reikiami ikiteisminio tyrimo veiksmai. Įtariamasis įteikus jam pranešimą apie įtarimą atsisakė duoti parodymus. Be to, ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenų, kad įtariamasis dirba Airijoje, galimai faktiškai gyvena Baltarusijoje. Grąžinus įtariamajam dokumentus ir jam išvykus iš Lietuvos Respublikos nebus užtikrintas įtariamojo tinkamas dalyvavimas procese. Netrukdomas ikiteisminis tyrimas, kadangi nebus galimybės tinkamai ir laiku atlikti visus reikiamus procesinius veiksmus. Todėl šiame ikiteisminio tyrimo etape paskirtos kardomosios priemonės nekeistinos. Kelios pastabėlės iš to, ką tik matėte. Atsisakyti duoti parodymus prieš save kiekvieno teisę. Matyt, jis ją ir pasinaudojo. Kad jis dirba Airijoje, kaip suprantu, prokuroras sužinojo iš įtariamojo, kaip ir jo gyvenimo Baltarusijoje. Todėl nieko naujo, kad ji neparašė apie tai, jog jis davė vis dėlto parodymus. Dar vienas klausimas. Kaip galvojate, kokiu būdu prokurorai parašo, kad grąžinus dokumentus jis išvyks iš Lietuvos? Viskas čia labai paprasta. Paimamas paprastas, dažniausiai kvailas Visagino policininkas, kuris parašo tarnybinį pranešimą. Jame paprastas sakinys. Yra duomenų, kad ir įtariamasis toks ir toks, gavęs dokumentus, ketina pabėgti Baltarusiją. Ir viskas. Prokuroras jau dabar žino, kad įtariamasis bėgs, todėl asmens dokumentų netiduoda. Štai tokia logika. Na ką, jau žinome 2 arba 2 kvailas pareigūnes ir jų sprendimus. Jie buvo apskųsti aukštesniam prokurorui. Keliaukime aukščiau. Pažiūrėkime, kokį sprendimą valkataujančio ir nežinia kur gyvenančio, Visagino savivaldybėje tik tai, kad įtariamojo atžvilgių priėmė Panevėžio apygardos vyriausias prokuroras Linas Latoža. Tiesa, trumpai pristatysiu Latožą. Čia tas pats prokuroras, kuris visai netyčia nepastebėjo, kaip Ignalinos komisariato vadovo sūnus sumušė ir į bagažinę įgrūdo žmogų, vežiojo jį po Ignalinos apylinkės. Komisaro sūnų liudytojų padarė ir įtarimus panaikino. Tai padarė prokuroras Linas Latoža, kuris kuravo šį tyrimą. Štai čia bus ekrane straipsnio nuoroda, kaip ir po klipu apraše, kur galėsite smulkiau apie tai paskaityti, apie šį prokurorą. Manau, jau suprantate, koks prokurorėlis gavo benamio Mušeikos skundą dėl kardomosios priemonės. Komisaro sūnaus, kaip nusikaltelio, jis nemato. Įdomu, ar pamatys, kaip policininkai ir prokurorai klysta. Skaitom jo nutarimą. Skundas atmestinas. Paskaitykime motyvus. Įtariamasis skundė reikalavimą jam panaikinti kardomąją priemonę, dokumentų, asmens tapatybės kortelės ir paso paėmimą grindžia tuo, kad minėti asmens dokumentai jam yra reikalingi, kad galėtų išvykti ir sesijomis dirbti Airijoje. Pridėjo darbo sutartį anglų kalba. Kitu atveju prarastų darbą, neturėtų galimybės išlaikyti dukters, mokėti už būstą. Ši kardomoji priemonė įtariamajam šiuo metu yra reikalinga. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įtariamasis padaręs nesunkų tyčinį nusikaltimą.
Ikiteisminio tyrimo medžiagoje atliekamas duomenų rinkimas, ikiteisminio tyrimo veiksmai. Kardomosios priemonės jam paskirtos esant pakankamai duomenų, kad jis galimai padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Įtariamojo skunde nurodytos aplinkybės dėl kardomosios priemonės asmens dokumentų paėmimo nėra pakankamos šioje proceso stadijoje naikinti ar keisti šią kardomąją priemonę. Egzistuoja pakankamas pagrindas manyti, kad įtariamasis pasislėps nuo baudžiamojo proceso, kadangi turi ryšių užsienyje. Sutiktina, kad dokumentų paėmimas neišvengiamai suvaržo įtariamojo teises. Tačiau šiuo atveju įtariamojo teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo principo. Kaip supratote iš šios rašliavos, jei nesunku nusikaltimą padarei, nieko tau negalima. Bet jei sumušiai ir į bagažinę įkišai žmogų, vežioji po miestą ir esi komisaro sūnus, tau viskas galima. Tokia Lino Latožos logika. Žinoma, čia truputį perdėjau, bet jei rimtai. Matome, jog prokuroras nekeičia kardomosios, netiduoda dokumentų dėl ko? Dėl to, kad dar vyksta tyrimas ir reikia daug veiksmų atlikti su įtariamuoju. Beje, kuris visada paskambinus telefonu, jeigu dar kažkam kyla klausimas, kaip jį randa, visada atvyksta į policiją apklausai. Na, kad policininkai ir prokurorai kai kuriuose rajonuose buki, ar kitaip sakant, tuščiagalviai, jau įsitikinome. Galbūt teisėjai ten kitokie. Pažiūrėkime. Prokuroro sprendimas buvo apskųstas teisėjui. Utenos apylinkės teisėjas Giedrius Avinas nagrinėjo skundą. Kągi jis priėmė savo nutartyje? Pradžioje matome, kad kaltinamojo advokato prašymas netenkintas. Iš nukentėjusios ir liudytojo matyti, kad kaltinamasis lankosi Baltarusijoje. Tai, kad turi glaudžių ryšių Baltarusijoje, neneigia ir pats kaltinamasis. Apie tai liudija ir tas faktas, kad kaltinamajam Baltarusijoje balandžio 22 buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas. Kiekviena paskirtoji priemonė turi būti būtina ir tinkama įgyvendinti baudžiamojo proceso tikslus. Tai yra, žmogaus teisės turi būti suvaržytos tiek, kiek tai yra neišvengiama, užtikrinant tinkamą baudžiamojo proceso eigą. Tai, kad kaltinamasis turi glaudžius ryšius užsienio valstybėse, Baltarusijoje, Anglijoje, ir tai, kad kaltinamasis siekia atgavęs dokumentus išvykti į užsienį, gali įtakoti baudžiamosios bylos nagrinėjimą, nuosprendžio įvykdymą. Todėl kardomosios priemonės dokumentų paėmimas taikymas byloje nagrinėjimo metu siekiant kaltinamojo dalyvavimo procese yra būtinas. Na ir nutarė kaltinamojo tokio ir tokio gynėjo prašymo panaikinti kardomąją priemonę netenkinti. Kaip matote, Utenos teisėjas Giedrius, ne tik Avinas, bet dar ir Žioplas Avinas. Visose dokumentuose darbo sutartyje aiškiai parašyta, kad kaltinamasis dirba Airijoje, o teisėjas Giedrius Avinas taip rimtai žiūrėjo dokumentus ir taip gerai mokėsi mokykloje geografijos, kad Airija su Anglija sumaišė. Ir dar taip protingai nori pasirodyti, rašo, žmogaus teisės turi būti suvaržytos tiek, kiek tai yra neišvengiama, užtikrinant tinkamą baudžiamojo proceso eigą. Tai ir varžykite su tom kardomosiom priemonėm, kurios geriausios. Negi kitų nematote. Norisi pasakyti man visam šiam Visagino ir Utenos pareigūnų ir tarnautojų cirkui. Na, bet eikime toliau. Kaip matėte, šį sprendimą dar galima apskųsti Panevėžio apygardos teismui. Gal bent Panevėžyje kokį protą pas teisėjus dar rasime. Skaitome Panevėžio apygardos teismo teisėjas Dianos Vaidachavičienės nutartį. Tiesa, trumpas reziumė apie teisėją. Štai jį matote. Viena įdomi detalė. Ši teisėja nuo 95.6 iki 96.9 dirbo AB Vakarų bankas juriste. Kas nežinote, tai šis bankas kaip tik 96.9.16 ir vykdė savo veiklą, kuomet bankrutavo. Bankui nustatyta didesnė nei 50 milijonų litų skola indėlininkam, o dėl 48 milijonų iššvaistymo buvo teisiamas banko vadovas Petras Kraftas ir viceprezidentas Ričardas Taraškevičius. Na ir kaip įprastai tokiose bylose 2005 metais šie bankininkai buvo išteisinti dėl senaties. Taip rašo Bankai LT puslapis. Žinote, nenustebsiu, jei prie šios pilkos istorijos yra prisidėjusi ir dabartinė teisėja Daina Vaidachavičienė, kuri iki pat bankroto darbavosi šiame banke
ir nemanau, jog nieko nematė. 48 milijonus iššvaisto banke, o va juriskonsulė nieko nematė, nederino, nekonsultavo, nekontaktavo. Žodžiu, paskaitykim, kokį sprendimą priėmė ši teisėja mūsų nagrinėjamoje byloje. Jei pamenate, kardomoji priemonė policininkės buvo skirta šių metų kovo 4 dieną, o šis galutinis ir neskundžiamas sprendimas priimtas bent jau po 2,5 mėnesių, gegužės 15. Panevėžio apygardos teisme teisėjos Dainos Vaidachavičienės. Tiesa, kas pastabesni, manau, pastebėjote, kad įtariamajam Valkatai, nes jis juk gyvenamosios vietos neturi, darbo turėti negali, santaupos per 2 mėnesius išseko, todėl Valkatai ir vadinu. Sorry, truputėlį, aišku, negražu gal, bet tiesiog įdomu, ar ne, kaip žmogus gali tiek laiko laukti teismo gatvėje ir iš ko gyventi ir iš kur uždirbti pinigų. Tai štai, šiam Valkatai prieš tai buvę klipo herojai atėmė net teisę balsuoti. Kaliniai kalėjime balsuoti galėjo, o va mūsų herojus neturi paso, neturi asmens kortelės, todėl nei referendume, nei prezidento, nei Europarlamento rinkimuose nedalyvavo. Jis tiesiog neturėjo dokumento. Sistema su kvailiais tuo pasirūpino. Konstitucinė teisė iš Valkatos atėmė. Na, bet grįžkime prie teisėjos Dainos Vaidachavičienės. Kaip manote, ar jai su galva, logika ir teisingumu gerai? Skaitome jos sprendimą. Aišku, viso neskaitysiu, galite susistabdyti, smulkiau paskaityti, aš tik esmę pacituosiu. Skundas netenkinamas. Teismas konstatuoja, kad kaltinamajam kardomoji priemonė dokumentų paėmimas yra taikoma pagrįstai. Čia trumpai pakomentuosiu. Jei anksčiau Mušeika buvo įtariamasis ir dokumentai buvo paimti tam, kad užtikrintų jo dalyvavimą ikiteisminėje tyrime, čia jau matote parašyta kaltinamajam. Vadinasi, byla baigta. Ji perduota teismui nagrinėti ir jį teis. Kitaip sakant, jį tik nuteisti beliko, visi veiksmai jau padaryti. Ir pamenate prokurorą Liną Latožą. Jis aiškiai rašė, dokumentai paimti, nes gali ikiteisminio tyrimo metu pabėgti. O štai dabar jau viskas pasibaigė, visus apklausė, ekspertizės padarytos, įrodymai surinkti, byla teismui perduota. Štai matote parašyta, Utenos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla. Ir vis tiek paso neatiduoda. Suprantate? Kad sistema suklydo ir teisėja Daina Vaidachavičienė, dėja klystanti teisėja, to nemato. Skaitom toliau. Atsakant į skundo argumentą, kad asmens dokumentų paėmimas suvaržo kaltinamojo teisės dirbti jo pasirinktą darbą, jo pasirinktoje vietoje, skundą nagrinėjantis teismas pažeisto proporcingumo principo neįžvelgia. Kaltinamajam yra išduota generalinio prokuroro nustatytos formos pažyma, kurioje nurodyta apie iš jo paimtus dokumentus ir išduotos paimtų asmens dokumentų kopijos. Tai leidžia spręsti, kad laikinai, kol vyksta procesas, kaltinamasis gali ieškotis darbo, dirbti Lietuvoje, taip užsitikrindamas lėšų pragyvenimui. Nepykit, bet man čia jau nervai nebelaiko. Teisėja Daina Vaidachavičienė, kertam lažybų iš 5000 eurų, kad 50 kartų nuėjusi su generalinio prokuroro pažyma apie dokumentų paėmimą ir asmens dokumentų kopijom, jūs darbo nerasite jokiam suknistam Visagine. Atleiskite, bet nuo teisėjos bukumo man jau nervai nelaiko. Kaip ji taip kvailai gali rašyti? Gali ieškotis ir dirbti Lietuvoje su generalinio prokuroro pažyma? Tu ką, žliba višta, nematai, jam iš Visagino išvykti negalima. Jis neturi gyvenamosios vietos. O su prokuroro pažyma ir paso kopija, kas jį darbą ims? Originalai būtini. Jam balsuoti neleidžia su kopijom. Pas gydytoją neužsiregistruosi, į ligoninę neatsigulsi. Į sušiktą banką nuėjus be paso tavęs niekas neaptarnaus. Be paso tu niekas šioje Lietuvoje. Kad kvailių yra Visagino komisariate, Utenos ir Panevėžio prokuratūroje jau minėjom.
Bet ponia teisėja Daina Vaidachavičienė, jūs kaip toje pat valtyje atsidūrėte? Kas jūs irkluotojų paėmė? Bylą nagrinėjančio teismo vertinimu teisingas kaltinamo elgesys, nedarant ikiteisminio tyrimo metu skirtų kardomųjų priemonių pažeidimo bei netrukdant procesui, kaip tik patvirtina, jog kardomosios priemonės parinktos tinkamai, o visų kardomųjų priemonių kompleksas nėra per daug ribojantis kaltinamojo laisvėje ar neproporcingai varžantis jo asmens konstitucinės teises. Todėl naikinti jam skirtą kardomąją priemonę, asmens dokumentų paėmimą nėra pagrindo. Ši nutartis galutinė ir neskundžiama. Teisėja Daina Vaidachavičienė. Komentaro, manau, nereikia. Viskas aišku, nesikartosiu. Valkata laukia Visagino savivaldybei savo teismo be dokumentų, be pinigų, be darbo, be būsimo prezidento. Na ir štai pagrindinis klausimas, tai kurgi ir kada visgi sistema suklydo? Kokią kardomąją priemonę reikėjo taikyti įtariamajam Mušeikai, paleidžiant jį iš areštinės? Taip, ne šiaip savo aš pradžioje kalbėjau apie apykoję. Ja uždėjus puikiai galėjai matyti, kur jis yra. Kerta ar nekerta Baltarusijos sieną, dirba ar nedirba fūros vairuotojų Airijoje. Galima buvo skirti ir privalomą registraciją policijoje, tai yra kas savaitę ar kas 10 dienų atvykti į policiją, atsižymėti. Ir viskas. Problema būtų išspręsta. Pažeistų šias priemonės, suėmei, pasodinai iki teismo į areštinę ir laukia jis ten teismo. Bet ne. Pradžioje tyrėja sukvailiojo, o vėliau jau visi šitoj šaikoj klaidos jau nebenori pripažinti. Tokioje mes sistemoje gyvenam. Tokią sistemą provincijoje turim ir Lietuvoje taip pat netrūksta. Lietuvoje trūksta kvalifikuotų teisininkų, dėja trūksta ir labai. Dabar, kai pažiūrėjote istoriją, noriu jūs dar kartą patikinti. Niekaip, dar kartą kartoju, niekaip nepateisinu smurto prieš moterį ir vaikus. Tai nepriimtina. Smurtautojas prieš šeimą turi atsakyti. Ir šiuo atveju tikiuosi, teismas priims teisingą sprendimą. Kartoju, teisingą. Baigiančią istoriją, daugelis iš jūsų pagalvojate, manau, kad visi išvardinti pareigūnai ir tarnautojai pažeidėjai. Tai nėra tiesa. Visi jie priėmė teisėtus sprendimus. Taip, paradoksas. Sprendimai teisėti, bet neteisingi. Čia klasikinis pavyzdys, kurį savo studentams rodysiu ir sakysiu. Sprendimai teisėti, nes priimti pagal baudžiamą proceso kodeksą. Tačiau visiškai neteisingi nuo jų priėmimo momento. Ką šiuo klipu norėjau parodyti? Visų pirma, stipriai šlubuojančią teisingumo sistemą mūsų Lietuvos provincijoje. Jei didmiesčiuose teisingumą su žiburiu dar galima kai kur surasti, tai štai rajonuose su tuo sunkiau. Ten policininkas pažįsta savo kaimyną komisarą, tas prokurorą ir teisėją. Vienas paprašė paslaugos, kitas sutiko užmerkti akis, padėti, padaryti paslaugą. Taip ir vykdomas teisingumas miesteliuose. Kaip su to kovoti? Paprasta. Siųskite man medžiagą apie tokias štai istorijas ir po truputį išsivalysime. Po truputį priversime juos galvoti. Šitą klipą būtinai pažiūrės visi šitie Visagino valties irkluotojai. Nesitikėkite, kad koks sisteminis žurnalistas, STT arba kišeninė generalinė prokurorė padės. Ne. Tai beprasmiškai ilgas ir nuobodus darbas. Bet aš pasiruošęs jį kartu su jumis praeiti ir padaryti. Dėkoju savo Patreon rėmėjams, kviečiu ir jūs jais tapti, paremti mano kanalą ir tyrimus po klipų nurodintais būdais, dalinkitės klipais, nykščiai į viršų ir iki greito. Na ir pabaigai, kaip visada, desertas. Seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius kaltinamam buvusiam Seimo nariui Kristijonui Bartoševičiui teismas leido išvykti iš Lietuvos, o gynėjo prašymą apklausti papildomus liudytojus atmetė.
Kaltinamojo prašymui išvykti prieštaravo prokuroras ir nukentėjusiųjų atstovės, bet teismas nurodė, kad kardomosios priemonės negali riboti asmens laisvės labiau nei tai būtina. Bartoševičiaus advokatas sakė, kad jo klientas mėnesiui nori išvykti į Italiją. Buvęs Seimo narys kaltinamas padaręs 10 nusikalstamų veikų, byloje nukentėjusiais pripažinti 4 vaikai, Bartoševičius kaltės nepripažįsta. Asmeniui, kuriam taikomos kardomosios priemonės ribojančios jo laisvę, turi būti sudaroma galimybė išvykti tada, kai teismo posėdžiai nevyksta, jei jis to pagristai prašo. Kaltinamojo gynėjo nurodyta priežastis ir kelionės maršrutas teisingumo vykdymui procesui netrukdo, todėl nėra priežasčių jam drausti išvykti iš Lietuvos nurodytų laikotarpių. Teismo pranešime pažymėjo teisėjų kolegijos pirmininkas teisėjas Valdas Ciesiūnas. Jei tu smurtauji šeimoje, sistema tave valkata padaro. Bet jei tave kaltina 10 vaikų tvirkinimu, pedofilija. Bartoševičiaus advokatas sakė, kad jo klientas mėnesiui nori išvykti į Italiją. Čia Lietuva, čia toks teisingumas.